galima pasidžiaugti, kad šita knyga jau pradėjo gyventi savo gyvenimą. Tai iš tikrųjų yra knyga skirta plačiai auditorijai. Nuo pat pradžių jinai buvo projektuojama ne kaip akademinis leidinys, bet kaip leidinys skirtas paprastam vaikščiotojui, kuris gyvena Vilniuje, mato čia praeidamas gatvėmis skulptūras, tačiau dažnai nežino nei jų autoriaus, nei jų pavadinimo. Ir šita knyga suteikia galimybę sužinoti apie net 149 skulptūras ir paminklus esančius Vilniuje, Senamiestyje, centre ir miegamuosiuose rajonuose, kurie yra suskirstyti į 21 maršrutą. 6 iš jų yra suskirstyti pagal tam tikras patogias, ergonomiškas vaikščioti trajektorijas, kurios prasideda katedros aikštėje, ir net 15 temomis suskirstytų maršrutų, kurie siūlo pasivaikščioti, apžiūrint, tarkim, skulptūras, kurios vaizduoja moteris, vyrus, kurios yra abstrakčios, kurios vaizduoja konkrečias asmenybės, rašytojus, įvairius visuomenės veikėjus, fantastinės būtybės ir panašiai. Todėl tai yra tarsi lakmuso popierėlis, atspindintis mūsų visuomenės tam tikras nuotaikas, tai, ką mes nusprendžiame įamžinti, ką nusprendžiame pamiršti, ką nusprendžiame perduoti ateities kartoms ir panašiai. Knyga yra sudaryta ne hierarchijos principų, tai yra vengiant bet kokio moralizavimo, didakcijos, čia yra kartu ir gidas, ir sąvadas, paliekant vaikščiotojui savarankiškumą ir teisę nuspręsti, kas mieste galėtų būti, kas negalėtų būti, ir paliekant be abejo didžiulę erdvę diskusijoms. Tai aš esu tiesioginė to žodžio prasme gatvės gyventoja, literatų gatvės, ir šita knyga gal trumpai pristatysiu, kaip jinai atsirado, kad ji yra baigiamasis akordas literatų gatvės projektą. Žodžiu, bet projektas projektu, jis jau yra, visi matėt, matyti dedikaciją sienose, ir dažnai kyla tie klausimai, kas tai yra, kodėl tai yra, kam tai yra skirta, tai šita knyga ir bando į tai atsakyti. Jis sudaryta tokiu principu, kaip tai yra sienoje. Sienoje yra dedikacijos numeruotos nuo 1 iki 228, viskas yra nuosekliai pagal tą numeraciją, ir vienas knygos atvartas yra skiriamas vienam literatui. Ašis, ant ko jinai yra pamauta, tai yra mano gatvės žmogus klausimai. Kas jis, ką jis veikia, ką jis rašo, kaip rašo, kuo jis įdomus, ką nuveikė, už ką žinomas pasaulyje ar Lietuvoje. Ir ieškodama tų atsakymų, stengiausi juos kaip įmanoma atraktyviau perteikti knygoje, ir iš dalies dėl to aš sakau, kad esu sąlyginė autorė, nes visos atraminės žinios ir faktai ateina iš mūsų literatūros pasaulio žinomų vardų. Tai Viktorija Daujotytė, Vytautas Kubilius, Jūratė Spindytė, tas pats Rimantas Kmita, kurio profesionalios ir rimtos recenzijos buvo tikras gidas man rašyti šitą gidą. Ir visa literatų gatvės mintis buvo ieškoti žymių vardų ir visokių vardų susijusių su Vilniumi. Tai čia yra tas Vilniaus aspektas, Vilniaus santykio su Vilniumi, gyvenimų, biografinių ryšių, asmenų, kurie čia yra šitoje knygoje, žodžiu, detalės ir visa kita, kas siejasi su Vilniumi, stengtasi atspindėti ir įtraukti. Labai džiugu, be abejo, kad šios knygos išvydo pasaulį, ir labai tikiuosi, kad jos iš tiesų paskatins skaitytojus ne pasyviai skaityti šitos tekstus, o aktyviai naršyti miestą ir kurti galbūt naujus traukos taškus mieste. Ačiū labai autoriams dar kartą, ir ačiū visiems prisidėjusiems prie šitų knygų išėjimo, ir redaktoriams, ir dailininkams, ir recenzentams, ir Modernaus meno centro visiems darbuotojams, kurie tikrai irgi labai daug prisidėjo, iš tikrųjų, tas nematomi žmonės, kurie stovi už tų knygų. Ir, na kągi, tikiuosi, kad daugiau žmonių, daugiau autorių sugalvos, kils visokių minčių ir ateis pas mus pasidalint su savo naujom idėjom.